Malonu, šiandien Europos parlamente mes turėjome puikią diskusiją apie nevyriausybinių ir pilietinių organizacijų įtaką Ukrainos gynybai. Kaip žinia, ar ne, 22 metų pilno maštabo Rusijos agresija prieš Ukrainą, Ukrainos kariuomenė išauga 3 kartus. Tai buvo civilių iš esmės kariuomenė kurį laiką. Daugybė nevyriausybinių organizacijų sugebėjo sukurti visą tinklą paramos, kuri teikia ne tik barščius, kaip sakom, bet ir ginkluotę, ir kitus dalykus ir panašiai. Jonai, iš tiesų, kaip pats įvertini ukrainiečių tą iniciatyvumą, tą pilietinę veiklą, paremiant kariuomenę? Ar Ukraina atsilaikytų be šitos iniciatyvos? Atsakymas labai paprastas - ne, neatsilaikytų. Aš, kadangi bendrauju su ta pilietinė visuomenė 14 metų įvairiausiom formom, galiu tik pasakyti, kad ne tik, kad tiesiog yra labai stipri pilietinė visuomenė, kad tas visuomenė ir vystosi, randa naujus būdus, kanalus, sakykime, savo ir finansavimą, aišku, bet ir taip pat tiesiog kur ten yra sudėtinga, kur nerandama atsakymų, sprendimų, ten atsiranda pilietinė visuomenė. Čia kalbama ne tik apie paramą kariuomenei, pavyzdžiui, labai taip jau, pavyzdžiui, būtent pilietinė visuomenė, kur tiesiog gelbė vaikus iš okupuoto teritorijų, kas yra be galo, be krašto sudėtingi dalykai. Taip pat be jokios abejonės kalbama apie reabilitaciją, apie darbą su veteranais, kur vėlgi pilietinė visuomenė. Aš jokių būdų tikrai nesakau, kad jie negali ir neturėtų viską daryti. Ten be abejo valstybė yra ir turi būti, bet kaip tikrai ir kaip partneris, galima sakyti, kaip labai gebantis veikėjas šiame visame, žaidėjas, galim tai pavadinti, tai tikrai yra stebėtina. Lietuvoje mes turim tą pilietinę visuomenę, mes tai irgi ten esam stiprus ir sugebam, bet iki Ukrainos, čia yra jau truputį kitas lygis. Aš turiu labai atvirai prisipažinti, kad Blue Yellow organizacija, kurią atstovauja Jonas Omanas, yra iš esmės Europos lygmens čempionai. Ta prasme, tiek, kiek jie yra surinkę lėšų, kiek jie vykdo ir įvykdė projektų, tai yra kažkas tai. Jonai, kaip matytum patsai kitų europinių, reiškia, panašių organizacijų, partnerių veiklą? Ta prasme, yra supratimas Europoje, sakykime, toliau nuo rytų einant į vakarus. Taip. Aišku, atstumas daro savo, kuo toliau, ten tuo ramiau galim pavadinti. Tai nereiškia, kad visose šalise mes turime labai daug tų partnerių ir žmonių, ir struktūrų, organizacijų, kurie kažką daro, bet būkim bedėme teisingi, tai šiuo atveju Lietuvos, pavyzdžiui, atvejis ir ne tik ten yra ir Latvija, ir Estija, ir kitos šalis, kur tiesiog labiau supranta. Aš tai turiu tokią išreiškimą, aš naudoju kartais gynybos vertikalę. Tai yra pač Lietuvoje, kur visi lygiai visuomenės pakankamai vieningai supranta grėsmę. Egzistencinę ir žūtbūtinę taip toliau. Ir mes tiesiog turim tam tiesiog, kitas gelmes šioje vietoje. Ir be jokios abejonės turiu pasakyti, mes esame viena iš mažiausių šalių Europoje, Lietuva. Ir mes turim šiuo metu didžiausią būtent paramos organizaciją Blue Yellow. Tai kažkas sako apie Lietuvą, kažkas sako apie lietuvius. Ir žmonių pasiruošimą remti tokias organizacijas. Taip, ir apie tą, sakykime, būtent visuomeninę tokias, brandą, pavadinkim. Ir čia reikia džiaugtis tuo, bet tuo pačiu tikrai galiu pasakyti, kad ten jau kalbant apie visą Europą, ten potencialas yra milžiniškas, mes privalom dirbti. Ką mes darom iš Blue Yellow? Mes atidarom filialus dabar vakarų Europoje, ką tik atidarom Švedijoje, pavyzdžiui. Sveikinu. Kur yra truputį kiti dalykai, ten reikėtų kitaip šnekėti ir dirbti. Bet faktas, kad pilietinė visuomenė yra neatsiejama modernaus karo dalis ir mes turim tą pripažinti. Taip, tai yra labai svarbi išvada, kurią reikia visiems vienodai suprasti. Jonai, ir pabaigai, ko mes galim pasimokyti iš ukrainiečių? Daug, labai daug. Ir pradėkime nuo tokių karinių, pamokų, kur tikrai vis kaip būtų ukrainiečių karyba, jeigu paėmės kiek apie dronus, kiek apie kitą, kažkas sako apie jų gebėjimą apsiginti. Ir mes darom klaidą, manau, kad su savo, sakykime, NATO suvokimu, aišku, mes turim tam tikrus pajėgumus ir mes turim sugebėjimus, kaip būtų Rusija, dabartinė Rusija su savo pajėgumais, su savo pamokom irgi iš karo Ukrainoje
yra gerokai rimtesnis priešas negu buvo prieš, tarkim, 10 metų. Taip. Ir ne viskas taip paprasta. Dar tas hybridinis elementas ir dar gebėti ten tiesiog, kaip ukrainiečiai, gebėti apsiginti įvairiuose formatuose ir dar neprarasti, sakant, vilties. Čia irgi toks momentas. Manau, kad mes turim mokytis ir būtent integruoti Ukrainą į Ukrainos patirtį savo. Šiandien sakau, šiaip tiesiog skamba truputį, mes turime pasimokyti, bet man tai yra egzistencinis elementas. Mes privalom tai daryti. Taip. Jonai, aš dar kartą esu dėkingas, ačiū už šioje konferencijoje dalyvavimą. Taip, čia buvo mūsų bendras rezultatas.